Aleksandras Nemunaitis, replika po balsavimo. Prašau. Aš visgi norėčiau ir paprašyti nebalsuoti vieną stadiją. Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimo audito komitetas buvo paklausęs, atsiuntė užklausą su prašymu pateikti protokolus, kaip vyko dėrybos tarp Vilniaus miesto savivaldybės, Švietimo ministerijos ir koncesininko. Ir pateikti protokolai yra skandalingi. Skandalingi tuo, kad po 23 metų spalio Šarūno Stepukonio kreipimusi su prašymu indeksuoti kainą realiai pagal pateiktus dokumentus jokių dėrybų nevyko. Tai reikia suprasti, kad administracija savo iniciatyvą pasisamdė teisininkus, kurie atstovauja šitą interesą, pabandė įtikinti visuomenę ir tarybos narius, kad būtent reikia sutikti su prašymu UAB Vilniaus daugiafunkcis centras pasirašyta Šarūno Stepukonio, irgi svarbu paminėti. Tada mes taryboje vasario mėnesį priėmėm tą pakeitimą, tuomet sulaukėm viešųjų pirkimų tarnybos išvadų ir tik tuomet šių metų balandžio 15 dieną buvo dar kartą kreiptasi į koncesininką su klausimu, kaip jis vertina šį pakeitimą. Koncesininkas atsakė, pasakė, su kuo nesutinka ir iš esmės tos visos pastabos be kažkokių dėrybų buvo dar kartą įdėtos į sekantį sutarties pakeitimą, kurį mes kaip taryba dar kartą patvirtinom. Tai aš bandau pasakyti, kad su viešųjų pirkimų tarnyba, aš girdžiu iš Adomo Bužinsko, kad dėrėtasi smarkiai labiau negu su pačiu koncesininku. Kadangi Seimo audito komitetas planuojamas rugsėjo vidury, tai aš norėčiau dar tikrai išgirsti jų nuomonę, kaip jie reaguoja iš tos protokolus ir tada balsuoti dėl galutinės sutarties pakeitimų.